Visiškas mitas yra galvoti, kad einant dvasiniu keliu turi atsisakyti šeimos, karjeros ir materialinių gėrybių. Sveiki atvykę į dar vieną paskaitą mano YouTube kanale. Šiandien norėčiau sulaužyti dar vieną mitą, kuris yra tikrai plačiai pasklidęs šių dienų visuomenėje. Ir tai yra, jog pradėjus dvasinį kelią ir suartėjimą su Dievu, mes turime atsisakyti savo karjeros, materialinių gėrybių ir pilnai pakeisti savo gyvenimą. Ši teorija yra visiškas mitas. Per žmonijos istoriją buvo daugybė jogų ir šventųjų, kurie turėjo šeimas, turėjo karjeras, tačiau jie nebuvo prisirišę prie materialinio pasaulio. Ir tai yra didysis skirtumas. Jeigu žmogus atradęs yra vidurinį kelią, tai reiškia, jis rūpinasi savo kūnu, savo sielos namais, jis rūpinasi kitais žmonėmis, savo šeima, yra malonus visuomenėje, su juo yra šilta ir gera bendrauti. Jis įdarbina savo talentus ir savo pašaukimą yra atradęs ir iš to susikuria karjerą. Tai reiškia, jisai daro tai, kas jam patinka ir neša naudą visuomeniai. Taip pat jis rūpinasi savo vidiniu pasauliu, atlieka dvasinės praktikas, medituoja, meldžiasi ir kitaip kuria ryšį su kūrėjo energija. Jis yra dvasingas žmogus ir labai laimingas žmogus, todėl kad jis yra atradęs tą vidurinį kelią, apie kurį mums kalbėjo Buda. Daugelis žmonių yra sukūrę archetipą, kaip turėtų atrodyti dvasiškai nušvitęs žmogus. Tai reiškia, jis turėtų gyventi kažkokioj izoliacijoje, atsiribojęs, mažai kalbėti, mažai bendrauti ir gyventi tokioje paslaptyje. Kai jeigu mes intelektualiai tai žiūrime ir pasigiliname truputėlį į istoriją, ypač į hinduistų jogus, puoselėjančius tradicijas rytų tūkstantmečiais, galime matyti, kad buvo tokių, kurie turėjo šeimas, taip pat turėjo ir turtų, įkūrė universitetus, mokymo įstaigas, tačiau jie visą tai darė su gerais ketinimais. Tai reiškia, jų siela įkūnijo prasmingą gyvenimą žemiškam pavidale. Matote, kai mes ateiname į šią žemę, mes ateiname iš aukštesnio intelekto. Pagalvokite, kas žiūri per jūsų akis, kas realiai išgyvena šią realybę per 5 kūno pojūčius. Tai yra aukštesnysis intelektas, arba kitaip, dažnai mes sakome, jog tai yra siela. Taip? Na ir tas nusileidimas mūsų iš dvasinio pasaulio ir ta sielos evoliucija, kai mes po truputėlį pradedame pažinti šį pasaulį, reguliuoti temperatūrą savo kūno, išmokstame atpažinti skirtingas emocijas, kol galiausiai išsiugdome savo ego, tai reiškia savo aš, ši evoliucija yra natūrali. Na ir tuomet, kai į mūsų paveikslą ateina aš, labai daugelis žmonių pradeda po truputėlį prarasti tą ryšį su savo aukštesniuoju intelektu, tai yra savo siela. Ir jie pilnai atsiriboja nuo dvasinio pavidalo ir tampa materialinio pasaulio dalimi. Tai reiškia, kad jie pilnai save identifikuoja su savo ego tapatybė, su savo vardu, su savo profesija, su savo šeima. Jie nemato nieko aukščiau. Na ir kai mes kalbame apie dvasinį žmogų, tai yra žmogus, kuris pradeda savęs pažinimo kelionę, tai yra grįžimo į tą ryšį su savo dvasiškuoju aš. Ir kai jis pradeda grįžti per savo energijos centrus į išsilaisvinimą ir suvokia savo dvasinį pavidalą, tuomet jis gali manifestuotis kaip geriausia savo versija žemiškam pavidale. Toks žmogus gyvena sąmoningai, jis užsiema sąmoningą veiklą,
kuri neša ir jam, ir kitiems laimę, ir gėrį. Jis nėra apsėstas kažkokių turtų, kažkokių tai materialinių dalykų. Jis turi šeimą, rūpinasi tą šeimą. Jeigu nori turėti, daugelis neturi, čia jau kaip kas renkasi. Tačiau jis yra labai malonus žmonėm, jis nereaguoja pagal visus ego principus nuolat. Žinoma, reaguojam truputėlį visi, tačiau kuo aukštesnis tas dvasinis intelektas, tuo tų reakcijų yra mažiau. Ir jisai nėra prisirišęs prie kažko. Tai reiškia, nebėga akim išdegęs, lyg jam nuolat kažko reikėtų, nuolatinis nerimas. Ir ar visiems šis kelias? Tikrai ne. Jeigu mes neturėtumėm ambicingų žmonių, kurie aukotų visą savo gyvenimą tik tam, kad siekti tikslų kažkokių, tuomet mes neturėtumėm galbūt ir išradimų tam tikrų ir įmonių, kurios samdo tūkstančių žmonių, taigi tikrai visokiausių žmonių reikia. Tačiau jeigu kalbam apie dvasingumą, tuomet tai yra vidurinio kelio atradimas. Atradimas laimės ir ramybės viduje, o ne kažkur tai išorėje. Na ir kaip žinoti, ar ši kelionė yra skirta jums? Iš savo patirties, asmeninės patirties ir taip pat iš daugybės klientų visame pasaulyje galiu jums pasakyti, kad yra vienas požymis, kuris yra išties akivaizdus žmonėse, kurie galiausiai pradeda kelią į dvasingumą. Tai pagrindinis požymis yra noras ieškoti kažko giliau. Taigi dažnai tokie žmonės ankstyvame amžiuje, jie labai blaškosi, jie pradeda vieną dalyką, po to meta, jie neturi tokios kaip struktūros, na, o jeigu ją turi, jie tiesiog nesijaučia laimingi. Ir nors ir pasiekia tikslą, atrodo vis reikia kažko tai daugiau, prasmės daugiau, ne tai, kad materiališkai daugiau pinigų, tačiau daugiau prasmės visame tame. Jie yra žmonės, kurie daug metų ieško prasmės. Ir tos prasmės ieškojimas ir yra ženklas, kad reikia žiūrėti truputėlį giliau, ne tik per materialinę prizmę, tačiau taip pat ir per dvasinę. Tačiau manau, kad kiekvienas žmogus turėtų paklausti savo intuicijos, ar tai yra būtent tai, ko jis nori. Todėl, kad dvasinė kelionė ir dvasinis tobulėjimas tikrai kainuos jums ekstremizmą ir prisirišimą prie tam tikrų materialinių dalykų arba tam tikrų archetipų. Nes dvasinė kelionė reikalauja mums būti neutraliems, tai yra atrasti balansą ir visa esmė ir yra tame. Ką jūs iš to gausite? Nuostabią vidinę ramybę ir laimę, kasdieninę, nesvarbu, koks tas gyvenimas bus išoriniam pasaulyje. Jūs visada rasite dėl ko būti dėkingų žmogumi, taip pat susitvarkys jūsų santykiai, jūs pradėsite jausti žmonių energiją, nebeprisileisite tų, kurie yra jums netinkami ir toksiški. Taip pat išmoksite pagarbiai bendrauti su kitais ir tapsite tarsi šviesa šiame pasaulyje, o ne piktžolė, nuolat susiraukusią. Taigi yra ir pliusų, ir minusų. Ir svarbiausia yra paklausti savęs, ar aš noriu pasinerti į šią kelionę. Ačiū, kad buvote su manimi ir iki kito karto.